Sveiki visi, su jumis aš Ingrid ir ketvirtadienis ir tęsiam temą apie kūną ir vidinių dalių sustatymą, piniginės konsteliacijas. Iš tikrųjų, kaip ir sakiau, kūnas yra labai svarbus, ypač atsiekiant tam tikrus dalykus. Ir nieko naujo aš nepasakysiu, bet tiesiog dar kartą savo įsitvirtinau per tos 9 mėnesius su biškučiu moksluose, kad kūno priežiūra yra labai svarbi ir jinai pirmoje vietoje. Ne tik plauti, prausti, kvepintis ir visą kitą gražiai rengtis, bet ir labai svarbu, kiek tu esi išsimiegojęs, kiek tu esi pailsėjęs, kiek tu judi ir ką tu dedi į burną. Tai irgi labai svarbu. Ir jeigu pas mane vėl sugrįžtant, toks plius minus yra su judėjimu dalykas, tai aš visai nusimušiau, pasižiūrėjau su mityba ir po truputėlį grįžtu. Aš kaip ir kiekviena statistinė moteris iš tikrųjų galvojanti, kad yra kažkokia piliulė, yra kažkokie papildai, kuriuos kokteiliai, kuriuos išgėrus, viskas, ok, čia svoris kris, čia tas anas ir gali labai stipriai įgrįsti iliuziją, o praanalizavus vėlgi viską supranti, kad viskas atsistatys į tą, kad tu turėsi laikytis mitybos plano. Ir jo tas iššūkis, eiti tą be jokių ten papildų, be jokių kokteilių ir visą kitą mitybos planą, iš tikrųjų yra reikalų. Tai vienas momentas ir tai iš tikrųjų galima užsiduoti savo klausimą, kas tokio baisaus įvyks, jeigu aš tai darysiu. Tai vienas momentas. Čia klausimas toksai paprastas, kaučiginis, galite pati savo pasityrinėti. Galbūt nebaisaus, galbūt jums gėda, galbūt jūs jaučiatės kalta. Vat tie pagrindiniai dalykai, baimė, kaltė ir gėda, jie būna paprastai mūsų proto taip sugeneruoti, kad neįtai mums labai svarbius ir tikrai aktualius klausimus, nes kai išsisprendžia paprastutis toksai momentas, gali išsispręsti daugelį dalykų. Ir kodėl aš visą tai kalbu ir jau ne pirmą kartą esu kalbėjus ir sakęs, kad labai svarbu mūsų būsena. Ir vat per šitos dalykus, kuriuos aš šiandien jau įvardinau, šitie dalykai, kai yra subalansuoti, kai teisingai išsimiegi ir esi pailsėjęs, kai judi, kai esi aktyvus, kai daraisi mankštas, kai gauni visas medžiagas maisto, tame tarpe vitaminus ir mineralus, čia galbūt reikia kai kam ir papildus pagerti. Kai yra viskas balanse, tada kūnas yra tam tikros būsenos, tam tikram stovi. Ir jis tada jums tikrai duoda labai puikių rezultatų. Jūs galite pasiimti resursų daug ir atsiekti